Sveiki prisijungę prie Valstybinės mokesčių inspekcijos YouTube kanalo. Trumpai Jums pristatysiu, kaip užpildyti metinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM 311 formą, jei 2025 metais vykdėte veiklą su verslo liudijimu. Pajamos gautos vykdant veiklą su verslo liudijimu deklaruojamos metinės pajamų mokesčio deklaracijos C dalyje individualios veiklos pajamos. Skaidrėse naudosiu verslo liudijimo trumpinį VL. Nesvarbu, kokios rūšies verslo liudijimą turėjote, deklaraciją privalote pateikti net ir tuo atveju, jei faktiškai negavote pajamų iš vykdytos veiklos. Už pajamas gautas iš verslo liudijimo yra iš karto sumokamas fiksuotas gyventojų pajamų mokestis įsigyjant verslo liudijimą. Taigi, deklaruojant iš verslo liudijimo gautas pajamas, jos papildomai nėra apmokestinamos, jeigu neviršija nustatytų apribojimų. Jei turėjote verslo liudijimą gyvenamosios paskirties patalpų nuomai ir gavote nuomos pajamų ne iš gyventojo, o iš įmonės, tai tokios pajamos yra papildomai apmokestinamos 15% pajamų mokesčio tarifu ir deklaruojamos vedlio D dalyje turto pajamos, nes verslo liudijimas gyvenamosios paskirties patalpų nuomai suteikia teisę būsto nuomoti tik gyventojams. Deklaraciją turite pateikti iki gegužės 4 dienos, nes gegužės 1–3 nedarbo dienos. Kokiais dar atvejais iš verslo liudijimo gautos pajamos gali būti papildomai apmokestinamos? Kai verslo liudijimą įsigijusio gyventojo iš įmonėms parduotų prekių, įskaitant savo gamybos prekes, suteiktų paslaugų gautos pajamos bei prekybos verslo liudijimą turinčio gyventojo iš individualią prekybos veiklą vykdančių gyventojų gautos pajamos yra didesnės kaip 4500 eurų per metus, pajamų dalis iki 4500 eurų papildomai neapmokestinama, o pajamų dalis viršijanti 4500 eurų sumą apmokestinama kaip įregistruotos individualios veiklos pagal pažymą pajamos, taikant 15% tarifą bei mokesčio kreditą, mažinantį mokėtiną pajamų mokestį. Jei turėjote kelių rūšių verslo liudijimus, tai gautų pajamų 4500 eurų riba skaičiuojama bendrai. Verslo liudijimas suteikia teisę gauti pajamų už parduotas prekes, įskaitant savo gamybos prekes, bei suteiktas paslaugas įmonėms tik tuo atveju, jei įmonės ir gyventojų vykdoma veikla nėra ta pati. Todėl, jei vykdėte tokią pačią veiklą kaip ir įmonė, tai iš tokios įmonės gautos pajamos nebus laikomos pajamomis gautomis pagal verslo liudijimą. Tokios pajamos bus apmokestinamos kaip įregistruotos individualios veiklos pagal pažymą pajamos, taikant 15% pajamų mokesčio tarifą bei pajamų mokesčio kreditą. Nustatant, ar verslo liudijime nurodyta veikla yra ta pati, kuria verčiasi įmonė, turi būti atsižvelgiama į verslo liudijime nurodytos veiklos klasę pagal ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių EVRK ir įmonės mokesčių mokėtojų registre įregistruotos veiklos klasę, nepriklausomai nuo to, ar ta veikla faktiškai vykdoma ar ne. Jeigu EVRK klasė yra ta pati, tai reiškia, kad jūs su verslo liudijimu negalite teikti paslaugų ar parduoti prekių tokiai įmoniai. Fiksuotas pajamų mokestis gali būti mokamas tik iš verslo liudijimo gautų pajamų neviršijančių 45 000 eurų, todėl jei per metus iš verslo liudijimo gavote daugiau nei 45 000 eurų, viršijanti pajamų dalis apmokestinama kaip įregistruotos individualios veiklos pagal pažymą pajamos. Jei turėjote verslo liudijimus kelioms veikloms, išskyrus gyvenamosios paskirties patalpų nuomai, tai 45 000 eurų riba skaičiuojama bendrai. Jei nuomojote gyvenamąjį būstą ar kelis būstus įsigiję gyvenamosios paskirties patalpų nuomos verslo liudijimą ar kelis šios rūšies verslo liudijimus, ir bendrai iš tokios nuomos gauta pajamų suma per metus viršijo 45 000 eurų sumą,
Viršijanti dalis bus apmokestinama 15% pajamų mokesčio tarifu. 15% pajamų mokesčio tarifas taikomas, kai patalpų nuomos pajamos kartu su kitomis kalendoriniais metais gautomis su darbo santykiais nesusijusiomis pajamomis neviršija 120 vidutinių šalies darbo užmokesčių (VDU) dydžio sumos per metus. 2025 metais nustatytas 120 VDU dydis yra 253 065,60 €. Šį dydį viršijanti pajamų dalis apmokestinama taikant 20% pajamų mokesčio tarifą. Plačiau apie taikomus pajamų mokesčio tarifus galite pažiūrėti Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 6 straipsnyje. Pateiksiu Jums pavyzdį, pagal kurį vedlio pagalba užpildysime deklaraciją. Tarkime, praeitais metais veiklai vykdyti Lietuvoje buvote įsigiję 2 verslo liudijimus – prekybos ir vertimo veiklai. Prekybos veiklai įsigijote prekių už 4 000 €, jas pardavėte ir gavote 9 300 € pajamų iš gyventojų, nevykdančių prekybos veiklos. Pagal verslo liudijimą vertimo veiklai iš gyventojų gavote 2 000 € ir 4 300 € gavote iš įmonės, kuri verčiasi ta pačia vertimo veikla. Pagal abu verslo liudijimus pajamas gavote Lietuvoje. Daugiau praeitais metais jokių pajamų negavote ir išlaidų nepatyrėte. Svarbu tai, kad pajamos gautos iš skirtingų rūšių verslo liudijimų įrašomos atskirose eilutėse, o sumos gautos iš gyventojų ir iš įmonių įrašomos į tos pačios eilutės atskirus laukelius. Taigi, pradėkime deklaracijos pildymą. Deklaraciją vedlio pagalba galite pildyti prisijungę prie EDS. Prisijungti galima per išorinės sistemas, pavyzdžiui, naudojantis elektroninę bankininkystę, elektroniniais valdžios vartais, taip pat su VMI suteiktomis prisijungimo priemonėmis, naudotojo vardu ir slaptažodžiu. Atsidariusiame EDS lange Deklaravimas iš karto matysite suformuotą preliminarią metinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM 311 formą už 2025 metus. Atkreipiame dėmesį, kad galite pasirinkti, už kokius kalendorinius metus bus pildoma deklaracija. Vedlio pagalba galite pildyti deklaracijas už 2021 ir vėlesnius kalendorinius metus. Tačiau individualios veiklos pajamas deklaruoti ir tikslinti galite tik už praėjusius 3 kalendorinius metus. Taigi, norėdami užpildyti deklaraciją už 2025 metus, pasirinkite 2025 metų mokestinį laikotarpį, paspauskite vedlio piktogramą gaublį ir EDS atidarys vedlį. Atsivėrusiame pradinėme lange pirmiausia galite peržiūrėti deklaracijos pildymo vedliu instrukciją ir tokiu būdu pasiruošti sklandžiam deklaracijos pildymui. Be to, paspaudę nuorodą DUK, galite susipažinti su dažniausiai užduodamais klausimais susijusiais su pajamų deklaravimu naudojantis vedliu. Trečiųjų asmenų VMI pateikti duomenys automatiškai perkeliami į vedlį, tačiau jūs galite atskirai peržiūrėti, kokie konkrečiai duomenys buvo VMI pateikti. Pradinėme vedlio lange paspaudę peržiūrėti pažymos kortelę, galėsite šios duomenys peržiūrėti, atsispausdinti ar išsisaugoti. Tuo atveju, jei jums į deklaraciją nereikia įrašyti papildomų duomenų ar patikslinti VMI pateiktų duomenų pildymo žingsnius galėtumėte praleisti ir iš karto pereiti į deklaracijos duomenų teikimą, paspaudę mygtuką Peržiūrėti deklaraciją. Nagrinėjamo pavyzdžio atveju spauskite mygtuką Pradėti pildymą. Pirmiausia, vedlio A dalyje užpildykite savo bendruosius duomenis. Pasirinkite savo statusą buvusį 2025 metais. Pagal VMI duomenis, jūsų iki deklaracijos pateikimo sumokėta pajamų mokesčio suma automatiškai pateikiama laukelyje VMI duomenimis iki deklaracijos pateikimo savarankiškai sumokėjote pajamų mokesčio. Pasitikrinkite rodomą sumą
ir jei jis sutampa su jūsų turimais duomenimis, pakartokite pajamų mokesčio sumą, kurią nuo 2025 metais gautų pajamų esate sumokėję įmokos kodu 1441 iki deklaracijos pateikimo. Šiame laukelyje nerašykite nei už verslo liudijimą sumokėto mokesčio, nei kito asmens išskaičiuoto pajamų mokesčio. Taip pat visuose vedlio žingsniuose įspėjimus ir pranešimus apie deklaracijoje esančias klaidas galite rasti paspaudę varpelio simbolį. Jei pradėjote pildyti formą, bet nenorite jos pateikti, visuose vedlio žingsniuose galite paspausti išsaugoti ir uždaryti deklaraciją, vedlio langas užsidarys, o jūsų įvesti duomenys bus išsaugoti, todėl ir vėliau galėsite peržiūrėti, pildyti ar pateikti išsaugotą deklaracijos ruošinį. Įvesti duomenys saugomi dar 21 dieną. Paspauskite mygtuką Tęsti ir vedlys nukreips jūs į vedlio B dalį, kurioje deklaruojamos darbo pajamos ir gautos socialinės išmokos. Kadangi pagal pateiktą pavyzdį 2025 metais darbo ir socialinių išmokų negavote, o tik pajamas iš verslo liudijimo, paspauskite negavau ir būsite nukreipti į vedlio C dalį, kurioje deklaruosite pajamas iš verslo liudijimo. Vedlio C dalyje kiekvieno 2025 metais turėto verslo liudijimo pajamų eilutė paprastai jau būna suformuota automatiškai. Todėl atsidarę šią dalį matome tokį vaizdą. Tokiu atveju, paspaudus redagavimo mygtuką, jums tereikia įrašyti iš kiekvieno verslo liudijimo gautas pajamas ir pabaigti užpildyti šią vedlio dalį pagal jums žinomus duomenis. Tuo atveju, kai vedlio C dalyje verslo liudijimų pajamų eilutės automatiškai nesuformuotos, pradėdami šios dalies pildymą turite atsakyti į klausimą, ar gavote individualios veiklos pajamų Lietuvoje arba užsienio valstybėse. Paspauskite mygtuką Taip gavau ir vedlys nukreips jūs į detalų klausimyną. Šį mygtuką reikėtų pasirinkti ir tuo atveju, jei 2025 metais buvote įsigiję verslo liudijimą, bet pajamų iš veiklos negavote ir turite deklaruoti 0 pajamų. Atsakydami į klausimą gavote pajamų ar patyrėte išlaidų, pirmiausia pasirinkite, kad gavote pajamas ir paspauskite Tęsti. Vedlys nukreips jūs į kitą klausimą, kur gavote pajamas. Pažymėkite, kad pajamas gavote Lietuvoje ir paspauskite mygtuką Tęsti. Ties klausimu, kokias pajamas gavote Lietuvoje, pažymėkite, kad pajamas gavote pagal kitus nei būsto nuomos verslo liudijimus, skliausteliuose pažymėtas 92 pajamų rūšies kodas ir paspauskite mygtuką Tęsti. Duomenų įvedimo formoje pasirinkite prekybos verslo liudijimą. Kitame laukelyje įrašykite sumą gautą iš gyventojų nevykdančių prekybos veiklos. Pildant formą svarbu užpildyti žvaigždutės simbolių pažymėtus privalomus laukelius. Jei jums kyla klausimų dėl laukelių paskirties, galite paspausti klaustuko simbolį, kur pateikiamas išsamesnis paaiškinimas. Užpildę formą, paspauskite Išsaugoti ir vedlys išsaugos įrašytus duomenis ir nukreips į duomenų peržiūros langą. Duomenų peržiūros lange matome įvestas pajamas gautas iš prekybos verslo liudijimo. Jei norite įrašą peržiūrėti detaliau, pasirinktos eilutės pradžioje paspauskite simbolį +. Taip pat šiame lange įrašus galite ištrinti, paspaudę šiukšliadėžės simbolį. Norint suvesti iš kito verslo liudijimo gautas pajamas, galite tai padaryti paprasčiausiu ir greičiausiu būdu. Paspauskite Kopijuoti ir būsite tiesiai nukreipti į duomenų įvedimo langą, kur pasirinksite kitą verslo liudijimo rūšį ir nurodysite iš to verslo liudijimo gautas pajamas. Be to, įrašus galite redaguoti, paspaudę pieštuko simbolį. Naudojant šį redagavimo mygtuką, esant būtinybei, galima pakeisti gautų pajamų rūšį, nekeičiant įrašo kitų duomenų. Taigi, ties norimu keisti įrašu, spaudžiame redagavimo mygtuką
ir vedlys nukreips jūs į šio įrašo duomenų įvedimo langą. Atsivėrusiame lange spaudžiame Keisti pajamų rūšį ir iš pajamų rūšių ir kodų sąrašo pasirenkame reikiamą pajamų rūšį bei spaudžiame Išsaugoti. Kai deklaruojamos pajamos iš veiklos pagal kelis verslo liudijimus, tai su kiekvienos rūšies veikla susijusios išlaidos deklaruojamos atskirai. Taigi, nurodžius prekybos veiklos su verslo liudijimu pajamas, reikia nurodyti ir su šio verslo liudijimo veikla susijusias išlaidas. Duomenų peržiūros lange paspauskite Pridėti naujus duomenis ir pradėkite su prekybos verslo liudijimu susijusių išlaidų deklaravimą. Atsivėrusiame vedlio lange pažymėkite laukelį Patyriau išlaidų ir paspauskite Tęsti. Vedliui nukreipus į kitą klausimą, pažymėkite, kad išlaidos patirtos pagal kitus nei gyvenamosios paskirties patalpų nuomos verslo liudijimus ir paspauskite mygtuką Tęsti. Duomenų įvedimo formoje pasirinkite verslo liudijimo rūšies kodą, įveskite patirtą išlaidų sumą ir paspauskite mygtuką Išsaugoti. Duomenų peržiūros lange matome savo suvestus duomenis apie gautas pajamas ir patirtas išlaidas iš prekybos verslo liudijimo. Kadangi dar reikia pridėti pajamas iš vertimo paslaugų verslo liudijimo, spauskite mygtuką Pridėti naujus duomenis ir atsakykite į vedlio klausimus, kol pateksite į duomenų pildymo formą. Duomenų įvedimo formoje pasirinkite vertimo paslaugų verslo liudijimą ir įrašykite pajamų sumą gautą tik iš gyventojų. Kadangi 4300 eurų gavote iš įmonės, kurios veikla ta pati vertimo veikla, tokių pajamų šioje duomenų formoje nedeklaruokite, nes šios pajamos nelaikomos pajamomis iš verslo liudijimo ir deklaruojamos bei apmokestinamos atskirai kaip individualios veiklos pagal pažymą pajamos. Užpildę formą paspauskite Išsaugoti ir vedlys išsaugos įrašytus duomenis ir nukreips į duomenų peržiūros langą. Duomenų peržiūros lange matote savo suvestus duomenis. Dirbant su verslo liudijimu paprastai mokamos PSD ir VSD įmokos, kurios priskiriamos gyventojo veiklos išlaidoms. Kadangi vykdant vertimo paslaugų veiklą su verslo liudijimu, jūs kitų faktinių išlaidų nepatyrėte, vedlyje galite deklaruoti nulį išlaidų arba galite įrašyti sumokėtas PSD ir VSD įmokas. Duomenų peržiūros lange paspauskite Pridėti naujus duomenis ir atsakykite į vedlio klausimus, kol vėl pateksite į duomenų įvedimo formą. Duomenų įvedimo formoje pasirinkite vertimo paslaugų verslo liudijimą, įveskite patirtą išlaidų sumą, pavyzdžiui 0, ir paspauskite mygtuką Išsaugoti. Duomenų peržiūros lange patikrinkite, ar įvesti duomenys yra teisingi ir paspauskite Pridėti naujus duomenis, kad deklaruotumėte 4300 eurų sumą gautą iš įmonės, kuri verčiasi ta pačia veikla. Atsakykite į vedlio klausimus. Pažymėkite, kad pajamas gavote iš individualios veiklos, pažymėta 93 pajamų rūšies kodu ir paspauskite Tęsti. Vedlys jūs nukreips į duomenų įvedimo formą. Individualios veiklos pagal pažymą duomenų įvedimo formoje įrašykite sumą gautą iš įmonės, kuri verčiasi ta pačia veikla. Jei įmonė bus pateikusi duomenis VMI, ši pajamų suma bus automatiškai perkelta į deklaraciją. Laukelyje Laikotarpis galima nurodyti mėnesį, kurį buvo gautos pajamos iš minėtos įmonės. Kai deklaracijoje nurodomos individualios veiklos pajamos pajamų rūšies kodu 93 mokesčio administratoriaus iniciatyva, gyventojas bus įregistruotas mokesčių mokėtojų registre, kaip 2025 metais vykdęs individualią veiklą pagal pažymą ir nuo šių pajamų bus skaičiuojamos VSD ir PSD įmokos sodrai. Todėl VSD ir ar PSD įmokų mokėjimo tikslais
Iš įmonės gautas pajamas galima deklaruoti pamėnesiui. Tai yra išskaidytas pagal konkretų mėnesį, kurį tos pajamos gautos. Tokiu būdu į mokesčių mokėtojų registrą būsite įregistruoti ne visais 2025 metais, o tik laikotarpiu, kurį gautos pajamos, tai yra konkrečiais mėnesiais. Tarkime, visą 4300 eurų pajamų sumą iš įmonės, kuri verčiasi ta pačia veikla, gavote per 2025 metų kovo mėnesį. Tokiu atveju, duomenų įvedimo lange pasirinkite kovo mėnesį bei paspauskite išsaugoti. Vedlys išsaugos įrašytus duomenis ir nukreips į duomenų peržiūros langą. Deklaruotoms individualios veiklos pajamoms užpildykite papildomą informaciją, kurią galite redaguoti ties kiekvienu įrašu paspaudę mygtuką Keisti. Individualią veiklą vykdantys asmenys turi pasirinkti taikomą apskaitos principą – pinigų arba kaupimo. Taikant pinigų apskaitos principą, pajamos pripažįstamos faktiniu jų gavimo momentu. Tai yra, kai gyventojas gauna atsiskaitimą už suteiktą paslaugą ar parduotą prekę. Pavyzdžiui, gauna apmokėjimą grynaisiais pinigais, pinigai pervedami į jo sąskaitą banke ir panašiai. Kaupimo apskaitos principo esmė yra ta, kad pajamos pripažįstamos tada, kai jos uždirbamos, neatsižvelgiant į faktinį apmokėjimą už suteiktą paslaugą ar parduotą prekę. Tai yra pajamos pripažįstamos uždirbtomis tada, kai prekės yra parduotos arba paslaugos darbai atlikti. Prievolę taikyti kaupimo apskaitos principą turi tas individualią veiklą vykdantis gyventojas, kuris verčiasi individualią veiklą ir yra įregistruotas PVM mokėtoju arba kuris savo veiklai priskiria ir joje naudoja ilgalaikį turtą, nustatyta tvarka VMI pateikdamas užpildytą FR 0457 formą. Kiti individualią veiklą vykdantis gyventojai, kurie neprivalo taikyti kaupimo apskaitos principo, gali pasirinkti, kurį apskaitos principą taikyti. Taigi, mūsų pavyzdžio atveju, nors ir gyventojas nėra įregistruotas PVM mokėtoju ir ar nėra VMI pateikęs FR 0457 formos, jis deklaruodamas pajamas gali pasirinkti, kurį pinigų ar kaupimo apskaitos principą taikys. Svarbu tai, kad jeigu pasirinks taikyti kaupimo apskaitos principą, jį privalės taikyti iki veiklos vykdymo pabaigos. Šiuo atveju pasirinkite, kad gautas pajamas pripažinsite faktiniu jų gavimo momentu, pažymėdami pinigų ir paspauskite išsaugoti. Taip pat iš individualios veiklos gautų pajamų galima atimti išlaidas. Kadangi iš vertimo paslaugų verslo liudijimo neturite faktinių išlaidų, pasirinkite kitą leidžiamų atskaitimų būdą – 30% gautų individualios veiklos pajamų. Šio išlaidų būdo pasirinkti negalima, jeigu individualios veiklos pajamos ar jų dalis gauta iš darbdavio. Spauskite išsaugoti ir pasirinkus šį išlaidų pripažinimo būdą, papildomai faktinių išlaidų duomenų suvesti nereikia. Laukelį PVM apmokestinamos pajamos viršijo PVM ribą pildo tik tie gyventojai, kurie gavo pajamų iš žemės ūkio veiklos. Skiltyje įmokų tipas galima pasirinkti, kad Sodra įmokas apskaičiuotų nuo metinės pajamų sumos arba nuo deklaruotų kiekvieno mėnesio pajamų. Jeigu Sodros įmokos skaičiavimo tikslais pajamų dalyje nurodėte pajamas mėnesiais, kaip mūsų pavyzdžio atveju, nurodėme kovo mėnesį, kurį gyventojas gavo pajamas iš įmonės, tai ir įmokų tipą taip pat reikia pasirinkti tokį patį. Tai yra, turite pasirinkti Sodros mėnesinis. Laukelių savarankiškai apskaičiuota PSDI mokėtina suma ir savarankiškai apskaičiuota VSDI suma pildyti nereikia. Jie užpildomi pagal įgytus verslo liudijimus viršijus nustatytas ribas 4500 ir 45 000 eurų. Tik tuomet, kai nėra gaunami atsakymai iš Sodros. Negavus atsakymo iš Sodros, bus rodomas klaidos ties varpelio simbolių pranešimas,
kad turite užpildyti šiuos laukelius savarankiškai apskaičiavę PSD ir VSD įmokas. Apskaičiuoti PSD ir VSD įmokas galima pasinaudojus Sodros skaičiuoklę. Duomenų peržiūros lange pasitikrinkite savo pridėtus duomenis apie gautas pajamas ir patirtas išlaidas. Jei klaidų nėra, paspauskite mygtuką Taip teisingi. Tokiu būdu patvirtinate, kad duomenys apie pajamas ir išlaidas lentelėje yra teisingi. Tuomet būsite nukreipti į vedlio D dalį. Vedlio D dalyje deklaruojamos turto pajamos. Kadangi pateiktų pavyzdžių negavote daugiau jokių pajamų ir nepatyrėte pajamas mažinančių išlaidų, spauskite mygtuką Negavau. Tokiu pačiu principu atsakykite į kitus vedlio klausimus likusiose dalyse, kol vedlys nukreips į deklaracijos formavimo langą. Atkreipiu dėmesį, kad šiame pristatyme nėra atvaizduota vedlio H dalis, kuris skirta gyventojo turimoms investicinėms sąskaitoms deklaruoti. Būdami bet kurioje vėlesnėje vedlio dalyje, galite grįžti prie jau užpildytos ir patvirtintos vedlio dalies peržiūros ar pildymo, paspaudę pasirinktos užpildytos vedlio dalies pavadinimą ar jos simbolį. Jei pageidaujate deklaraciją pildyti iš naujo, turėtumėte spausti Pradėti pildyti iš naujo, tačiau tokiu atveju jūsų įvesti duomenys būtų pašalinti. Paspaudus mygtuką Tęsti pildymą vėliau, deklaracija uždaroma, o jūsų įvesti duomenys bus saugomi dar 21 dieną ir galėsite tęsti deklaracijos pildymą vėliau. Paspauskite mygtuką Peržiūrėti prieš pateikiant ir jei deklaracijoje nėra kritinių klaidų, vedlys nukreips jūs į deklaracijos peržiūros langą. Suformuotoje deklaracijoje matysite apskaičiuotą gyventojų pajamų mokestį nuo vertimo paslaugų veiklos pajamų, kurios nelaikomos verslo liudijimo pajamomis, nes yra gautos iš įmonės, kurios veikla ta pati. Jei deklaracijoje būtų kritinių klaidų, varpelio simbolis būtų raudonos spalvos ir būtų rodomas klaidų skaičius. Paspaudus varpelio simbolį nurodomos, kur ir kokios yra klaidos. Klaidas turėtumėte ištaisyti. Taip pat galite peržiūrėti, atsispausdinti ar išsisaugoti deklaraciją PDF formatu, paspaudę Atsisiųsti rinkmeną. Norėdami pateikti deklaraciją VMI, spauskite mygtuką Pateikti deklaraciją. Tuomet, atsidariusiame lange, patvirtinkite deklaracijos pateikimą, paspausdami mygtuką Pateikti. Kai nėra kritinių klaidų arba įspėjimų, vedlys praneša apie sėkmingą deklaracijos pateikimą. Norėdami sumokėti pajamų mokestį, paspauskite mygtuką Mokėti VMI ir būsite nukreipti tiesiogiai į apmokėjimo langą. Taip pat turite galimybę atsisiųsti mokėjimo kvitą. Gyventojų pajamų mokestį turite sumokėti iki gegužės 4 dienos. Dėl PSD ir VSD įmokų mokėjimo turite kreiptis į Sodrą. Visą aktualią informaciją deklaravimo klausimais galite rasti mūsų interneto svetainėje, o mokomieji elektroniniai įrašai skelbiami mūsų YouTube kanale. Su asmeninė informacija galite susipažinti prisijungę prie Mano VMI.